Nu tai taip, nes kaip dabar, ašgi esu kitokia. Tai pažiūrėkite į mane. Pažiūrėkite, aš kodėl jūs nereaguojat. Aš esu kitokia. Ir tas pareina iš jautrumo, nes tie žmonės yra labai jautrus ir aš pati esu labai jautrus žmogus. Bet problema ta, kad tu pradžiai būni jautrus savo. Ir tas kitoks mąstymas, tas unikalus mąstymas turi išskirtinus, kaip išskirtinis mąstymas, jis vėlgi turi dvi pusės. Ir ypač pirmoji dalis, apie kurią aš dabar kalbėsiu, ant jos galima užkibti jaunystėje. Vat ant to išskirtinumo, išorinio išskirtinumo, kai tu labiau koncentruojasi į išorę. Vat užsikabini ant tų visokių spalvotų įvaizdžių. Ir atrodo, kad tu esi kažkoks ypatingas, nors iš tikrųjų pameti tą savo gylį ir gelmę, kurią tu turi, nes tu turi tą unikalų mąstymą ir išskirtinumą. Tai negebėjimas priimti savo lyties funkcijos, šiuo atveju negebėjimas priimti savęs kaip moters, manyje iššaukia nemažai psichologinių problemų, kurias aš dabar matau, žiūrint retrospektyviai, kai gyvenau tą aną gyvenimą. Viena iš pagrindinių problematikų yra ta, kad tuo metu aš patyriau didžiulę vidinę disharmoniją, didžiulę sumaištį ir tuomet tu kaip žmogus nesi taikoje su savimi. O kai tu nesi taikoje su savimi, natūraliai tu negali būti taikoje ir su savo aplinka, ten, kur tu esi, su kuo tu gyveni. Ir tai savaime persikelia į išorę, į visuomenę. Tada ir prasideda problematika, kad tu išoriškai kažką nori pradėti keisti, ar ne? Kovoti už savo teisės, kariauti. Nors iš esmės problema yra viduje, tavyje. Toliau po paauglystės, kai prasidėjo studijų laikotarpis, vėlgi aš patekau į tokią terpę, į tokią aplinką, kurioje atsirado žmonių, sakykime, pora. Vienas iš tų žmonių buvo, netgi du žmonės buvo dėstytojai, kurie, sakykime, laikosi šitų vertybių. Ta prasme, pripažįsta homoseksualizmą kaip normalų dalyką. Jie tokiuose santykiuose yra. Natūraliai, jeigu viduje aš iki galo nesupratau, kas su manimi vyksta, kas aš esu, kodėl savo nepradėjau kelti klausimų, kodėl aš neturiu poros, kodėl aš nežiūriu į berniukus ar ne. Kodėl to dalyko nėra. Pamačiusi tokį pavyzdį jau studijų metu, kai atsirado aplinkoj, tu pradedi galvoti, kad gal tai yra normalu. Dėl šitos vidinės sumaišties, tos vidinės disharmonijos, neaiškumo, atsiranda didžiulis užsidarimas, tokie bendravimo kompleksai. Tu tarsi save uždarai į kiautą ir tada tie žmonės, kurie tau parodo dėmesį ar suteikia šilumos, yra hiperbolizuojami ir tu juos įsikabini. Ir tu pradedi laikyti, kad tai yra, gali pradėti laikyti, kad tai yra normalu. Vadinasi, esminis toksai
nuokrypis nuo vertybių buvo studijų metais, po kurios sekė, kai aš pabaigiau studijas, aš įsidarbinau, gavau darbą. Ir tame darbe taip susiklostė aplinkybės, kad aš susiradau porą. Jau tos pačios lyties atstovę žmogų, tos pačios lyties. Ir tiesą sakant, netgi vadinti to santykiais aš nelabai galiu, nes tai yra tas priežastis, kurias aš aprašiau. Aš tai pavadinčiau tokiu ieškojimu globos kitame žmoguje, ieškojimu dėmesio, va to prabuvimo. Ir tas gyvenimas, jisai toksai buvo pilnas tokių instinktyvių malonumų. Va to vartotojiškų tų malonumų, kai barai, alkoholis, kažkoks toksai vulgarumas, kūniškumas, kuris, nuo kurio, tiesą sakant, padoriam žmogui, mąstančiam apie vertybes, turbūt jį nupurtytų. Pavyzdžiui, ar ne, sako, kad rūkymas yra pasyvi savidestrukcija, ar ne? Kad žmogus lėtai save žudo, rūkydamas. Pasyviai lėtai save žudo. Tai, sakykime, šį reiškinį aš priskirčiau aktyviai destrukcijai, kuri reiškiasi visoje visuomenėje. Nes, vėlgi, jeigu iširs šeimos modelis, jeigu nebebus šeimos, reiškia niekas nebegimdys vaikų. Jeigu nebebus vaikų, nebebus ateities, nes žmonių nebebus. Paprasta logika, ne? Taip, labai paprasta. Reiškia, taip žmonės patys save naikina. Tokiu būdu. Dėl to dabar, kai vaikam pradeda apie tai kalbėti, kai tu visą tai esi perėjusi, pavyzdžiui, man tai yra kai žmogus yra tai išgyvenęs, kai jis yra apie tai perėjęs, tame gyvenęs ir tuose instinktuose, toje vulgarybėje. Ir kai tu matai, kas dabar visuomenėje yra laikoma norma, kad tai yra normalu, tai patikėkit manim, tai tikrai nėra normalu. Kodėl tai yra nenormalu? Nes tai veda į susinaikinimą. Ne vien dėl to, kad moteris su vyru nebegimdys vaikų, o kad tai yra totaliai antivertybiška. Ir vėlgi, nepolitiškai antivertybiška. Jeigu mes kalbam apie sielą, jeigu žmonėms rūpi jų vidus, jeigu jie anksčiau ar vėliau pradės truputėlį žiūrėti į save, kas jie yra iš tikrųjų, visos tos patirtis, kurias, sakykime, aš patyriau ir išgyvenau, ir kai tu nusprendi iš tikrųjų keistis, atsisukti į save, atsisukti į vidų, tai visa tai nedingsta, taip paprastai. Tai užima be galo daug laiko, kad tu apsivalytum ir visa tai grįžta. Tai turi didžiulės pasekmes, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Nes, pavyzdžiui, šitoj vietoj, kad aš ir gyvenau pagal tas vertybės, aš visada viduje jaučiau, kad kažkas yra ne taip. Bet mane visada lydėdavo kažkoks nerimas, kažkas kirbėdavo, kad kažkas yra ne taip. Ir dabar, iš dabartinės perspektyvos, aš galiu suprasti, kad aš tiesiog perėmiau kitų žmonių tam tikrą mąstymo tipą arba visuomenės tipą, kas yra madinga, kas yra naudinga, kas dabar yra ant bangos. Nes jeigu tu nežinai, kas tu esi,
Tau yra sunku pasirinkti net mažiausiose situacijose. Tu negali tada apsispręsti, tau yra sunku nuspręsti ir ką tu nori daryti, kas tau patinka. Tai ta klausimas, kas tu esi, iš tikrųjų, yra esminis šitoj vietoj. Kas aš esu? Kokia yra tikroji mano tapatybė? Kai aš pradedu gilintis į tai, tos buvusios problemos, tai nereiškia, kad jos burtų lazdele paima ir išnyksta. Nieko taip nebūna. Tu turi po to dirbti su tuo. Tam labai padeda malda, padeda dvasinės literatūros skaitimas, padeda bendravimas su sąmoningais, sakykime, žmonėmis, su dvasininkais, platesnis požiūris į pasaulį, tikėjimas Dievu. Tai padeda. Sakykime, pasiekmių išėjimas, jis yra palaipsnis. Bet vienareikšmiškai tai yra žymiai vertingiau. Sutikit, kad kvėpuoti pilną krūtinę ir turėti širdį ramybę yra vertingiau negu gyventi strese, darboholizme ir kažkokio tai pilkumoje, aš nežinau, kaip tą dar pavadinti. Tavo gyvenimas pilkas. Išoriškai, ne va, tai tu į išorinės spalvas tada reaguoji, išorinės spalvas kažkokias tai koncentruojasi. Bet vidus yra tuščias, tu gyveni pilką gyvenimą. Tu gyveni pilką gyvenimą, tada žiūrėk ir minčių ateina visokių negatyvių, jų daugėja. Kai užduodit savo klausimą, kas aš esu, jeigu išdrįsti užduoti klausimą, kokia yra tikroji mano tapatybė, tai reikia apsišarvuoti drąsa. Drąsa yra ta pagrindinė, įvardinčiau vieną iš pagrindinių savybių. Drąsa, valia, nes pavyzdžiui, kai aš jau gyvenau viena, man į rankas pateko labai gilus dvasinės literatūros tekstas, knyga. Ir toje knygoje buvo parašyta apie homoseksualizmą, kaip šis reiškinys veikia sielos gyvenimą. Ką tai gali padaryti su siela ir kaip tai gali jį paveikti. Ir tai jau yra dalykai, kurie yra už racionalaus proto ribų. Čia reikia patikėti. Ir kai aš patikėjau, aš perskaičiau tą knygą per kelias valandas. Aišku, kad man pradžioj buvo toks lengvas šokas, mane sukrėtė ta informacija. Ir tada prasidėjo tokia priėmimo fazė, kai tu turi priimti tą žinią, sakykime. Ir sukrėtė mane dėl to, kad aš supratau, kokį didžiulį skausmą ir kaip aš sužeidžiau tą dieviškąją dalelę, kuri yra manyje. tą šventumą, kurį kiekvienas žmogus turi. O savo tokiu pasirinkimu ir paviršutiniška lėkšta klaida. Nes kai tu pradedi gilintis į save, kai tu pradedi gilintis į dvasinę literatūrą, į žinias, tu sužinai daug dalykų, kuriuos gal tu darai neteisingai. Ir tai yra natūralu. Dėl to aš pabrėžiau drąsą ir valią, kad nepasiduoti. Nes man, pavyzdžiui, buvo tokių minčių apie savižudybę netgi. Tikrai buvo apniukusios tokios mintis. Bet tada aš galvoju, palauk, stop, taip negalima. Ne, reikia kažką daryti, reikia judėti pirmin. Tai aš nusprendžiau statyti spektaklį. Tada radau tokią medžiagą, pjesę, kurios pabaigoj buvo
žodžiai, dvi eilutės. Ir kas yra įdomu, kad tai buvo pakartota 2 kartus, tarsi užtvirtina, toks kaip savotiškas užtvirtinimas pabaigai. Prisimink šviesą ir tikėk šviesa. 2 kartai buvo. Prisimink šviesą ir tikėk šviesa. Ir aš pradėjau kurti. Vertybė, jinai visada yra amžina. Tai, kas dabar yra vadinama vertinga, jos yra sukurtos dabar, jos yra, kaip lyginti, nežinau, Sirijaus žvaigždė su bengališka uždegta ugnele. Tai būtų žvaigždė, ar net tikra spindinti žvaigždė būtų amžina vertybė, o šalia uždegta bengališka ugnelė, kuri yra vadinama vertybe. Bet ilgainiui, praėjus 20 sekundžių, ta bengališka ugnelė jinai užgesta ir pavirsta į dūmus, kurie išsisklaido. Žvaigždė danguje, kur yra tikroji vertybė, jinai nedingsta niekada. Dabar man moteris yra susijusi su giluminė ramybė. Tokia kaip jūra. Moteris yra jūra. Išoriškai gali vykti visokių dalykų, reakcijų gali būti visokių. Bet ta gelmė, kurią turi moteris, yra begalinė. Nes ta jūra savyje talpina esmę viso ko.